Sveiki, mėlyjei. Viso pasaulio žmonių akis nukreiptos į Zelenskio ir Trumpo susitikimą. Tai, sakyčiau, nevykusi susitikimą. Ne? Jau turbūt visi pripažįsta, kad šitas susitikimas buvo toks gan įdomus, karštakošiškas, labiau priminantis Rietavo turgelį, bet tikrai ne kaip dviejų šalių prezidentų normalų, adekvatų pokalbį. Taigi, kas yra Zelenskis visų pirma? Kas yra Zelenskis? Ir kodėl su juo taip elgėsi Trumpas? Zelenskis yra viso labo surastas aktorius, kuris turi neblogų aktorinių sugebėjimų. Ir nieko bendro žmogus neturėjęs iki tol, kol jis tapo prezidentu su politika, absoliutiškai. Tai buvo šoumenas, tai buvo aktorius. Ir jis buvo surastas ir paskirtas atlikti tam tikrą rolę. Prieš tai, aišku, buvo sukurtas filmas su juo, kaip jisai tapo prezidentu, koks jis būtų geras prezidentas. Taip, kaip sakant, apdorojo silpnapročius. Ir silpnapročiai po to atėjo, sudėjo varneles ant rinkimų biuletenių ir išrinko tą aktorių, su kuriuo buvo visų pirma parodytas filmas apie tai, koks jis būtų geras, griežtas, kaip jis kovotų su korupcija. O kas atsitiko? Tik išrinkus į prezidentą, aišku, jis buvo numatytas vienam veiksmui, tai yra karui. Ir kadangi gerai moka vaidinti, neblogas aktorius buvo, tai tiesiog jis turėjo atlikti tam tikrą rolę. Bet kada jį pastatė, vadinkime, tas pareigas, jis suprato, kad jis nieko nesupranta ir jis yra per silpnas. Todėl stipriai, kaip sakant, pradžioje sėdo ant narkotikų, tai buvo ne vienas vaizdo įrašas ir sėdęs ant narkotikų matosi, kad žmogus visiškai nesusigaudo, ką veikia, bet vis dėlto jis išsilaikė. Išsilaikė dėl to, kad aplinkui buvo apstatyta gan nebloga komanda ir jį prižiūrėdavo, dalinai prižiūrėdavo. Taigi, buvo kažkoks tai momentas, kada jis nuo tų narkotikų jau buvo, kaip sakant, atšokęs tada, kad jis jau jautė tokį stabilumą ir tą palaikymą tiek iš Amerikos, tiek iš Europos ir tada jau to pasimetimo tokio didžiulio nebebuvo ir jau nebebuvo matyti vaizdo įrašų, kada Zelenskis vienose ar kitose susitikimuose elgtųsi neadekvačiai. Bet vakar buvo susitikimas, tie, kurie žiūrit vaizdo įrašą, nepagalvokit klaidingai. Tiesiog per susitikimą su Donaldu Trumpu aš pamačiau vėl tos pačius vaizdus. Ir šitą video žiūrėjau labai atidžiai, labai akyliai, nes aš vis dėlto su šitais žmonėmis turinčių problemų su priklausomybėmis ir taip toliau ne vienus metus esu su jais užsiminėjęs. Ir man tikrai nėra sunku atpažinti, ar tai žmogus yra vartojantis, ar tai yra žmogus paveiktas narkotinių ar kitų svaiginančių medžiagų poveikio. Ir šitai vietai man atrodo, kad Zelenskis vėl yra stipriai pradėjęs vartoti, nes jau paskutiniam dienom jau ne vienas vaizdo įrašas pasirodė būtent jo būsenos. Taigi pasižiūrim karščiausią, paskutiniausią vaizdo įrašą ir pabandykit patys taip susikoncentruoti į Zelenskio veiksmus. Taigi pasižiūrim. Kuo puikiausiai matyti, kad Zelenskis yra pavartojęs. Ir jis atvyko į tokį susitikimą, liaudiškai sakant, apsinarkašinęs ir galvojot, kad kažką ištemps. Todėl ir vyko toks chaosas. Jis ginčijas, jis visiškai praradęs realybę, tikrovę, kur jis randasi. Jisai elgėsi visiškai neadekvačiai. Netgi žurnalistai klausė, jūs atvykote į Ameriką, jūs atvykote į tokį susitikimą aukšto rango, jūs atėjote su kažkokiu bliuzonu,
su kažkam kelniam iš vis ne į temą. Jis sako, na, aš kai laimėsim karą, tada aš nusipirksiu kostiumą ir ten aiškino pigesnį ar brangesnį. Na, visiškai klėdesiai, suprantat? Kitas momentas yra Zelenskis atvykęs pas Trumpą, atvežė Trumpui kažkokias nuotraukas, rodo kažkokie kariai, kaip ten buvo kankinami, kokia bloga Rusija yra. Suprantat, nu tai yra, aš neįsivaizduoju, tai yra žemiausio lygio toks bandymas paveikti Donaldą Trumpą ir tuo pačiu pademonstruoti, kad jis yra visiškas silpnaprotis, neva jis pamatęs kažkokias nuotraukas, kur ten kažkiek, tarkim, rusai ten elgėsi galbūt labai griežtai su kažkokiais kariais, ten juos kankino dar toliau. Bet tai pilna tų nuotraukų taip pat būtų galima pririnkti ir iš tos pusės. Čia yra karas, čia yra žaidimas. Ir aš manau, kad Donaldas Trumpas šitoj vietoj daugmaž irgi supranta tiek, kiek ir aš suprantu, ne? Ir jis tas nuotraukėlės kaišė ir sako, žiūrėkit, kokia yra bloga Rusija, jūs nesusidėkit su Rusija, padėkit mums toliau, remkit ir taip toliau. Trumpas supranta, kad tai sėdi žmogus apsinarkašinės neadekvatus ir sako, eik lauk. Tiesiog išvarė iš Baltųjų rūmų. Ir sako, tu nepasiruošęs iš vis taikos derybom, tu eik lauk. Ir viskas. Čia viskas labai paprasta. Tai ir įvyko. Ir dabar jau Ukrainoje kyla banga, kad vis dėlto reikėtų paskelbti jau Zelenskiui apkaltą, jį nušalinti. Link to ir buvo einama, kiek aš jau 2 metus per tą patį kalbu, man jau kartais net juokingai atrodo. Bet, kada pagalvoju bažnyčiai, taigi kiek jau 100 metų per tą patį kalba, kad žmonėm pagaliau žmonės kažką atsiminto, ne? Tai teks turbūt man daug kartų aiškinti tą patį per tą patį. Taigi, Zelenskis bus pašalintas tų pačių žmonių ir tikrai niekas nesims atsakomybės jį ten nuversti ar dar kažką pakeis. Tiesiog duos, numes ir paims tą pačią žiniasklaidą, kurią valdo dalinai Amerika. Paleis žinias ir viskas, kad pats sugadino, pats sujaukia, pinigus išvogė ir taip toliau. Ir mes tą ateitį pamatysim neužilgo. Kaip sakant, Zelenskis apsinarkašinės nuvyko į savo dalinai politinės laidotuvės. Ir šitas laidotuvės jau prasidėjo. Galim sakyti, kad Zelenskis jau yra politiškai pašarvotas. Tai va, šitai vietai viskas yra aišku. Bet dabar grįžkime į Lietuvą. Taigi mums svarbu Lietuva, taigi Lietuvos žmonės svarbus, mums svarbu, kaip jaučiasi Lietuvos žmonės. O Lietuvoje buvo labai daug prigamintų tikėtojų, fanatinių lygmenių, tikėtojų, kurie tikėjo, kad Ukraina laimės. Ukraina laimė ir taip toliau, ir rusas nusilps ir taip toliau. Yra pilna dar tokių. Ir aišku, Lietuvoje atsiranda tokius, jie suranda tos naudingus idiotus, tokius kaip Šarūnus, Jasiukevičius, tas praeities žvalgas, aš nežinau, nenoriu tikrai šaipytis iš pavardės, nes man toks nereikšmingas, aš ten galbūt kokią raidę netaip ištariu, bet esmė, kad yra prigaminta tokių naudingų idiotų, kurie yra išnaudojami, jie yra rodomi, juos padaro žvaigždėmis, kaip kokį ten Šurajevą ar dar kažką, tos tokius slavų Ukrainė, kaip aš sakau, slavikus, ne? Ir aš pasižiūrėjau šįryt užėjęs pa šitą Šarūną Facebook'e jo profilį ir pasižiūrėjau, kaip ten jau rašo žmonės. Žiūrėjau vaizdo įrašą ir verkiau, moteris rašo. Baisu, Zelenskis toks stiprus vyras, taip sugebėjo atsilaikyti ir nei vienas nepastebi, kad jis ten sėdi tiesiog apsinarkašinęs. Ir ten tiesiog pasimetimas, chaosas. Ką aš taip pat jau 2 ir daugiau nei 2 metai kalbu, kad šitie tikėtojai, kas jų laukia? Jų laukia išprotėjimas. Ačiū Dievui, kad jiem užtektų valerijonų kokių pagerti, bet aš manau, kad gali tekti ne vienam ir ligoniniai pagulėti, ten, kur ir Landsbergis atsidūrė per knygų mugę, išgirdęs šitas naujienas apie tai, kas vyksta iš tikrųjų su Zelenskiu ir Amerika. Taigi,
Lietuvoje šitų naudingų idiotų dabar yra pats baisiausias metas, yra jiem išgyvenimai tokie yra, apie tą aš jau kalbu, sakau, kad tie, kurie aklai fanatiškai tiki, jokios logikos nėra, aš visada sakiau, niekada Ukraina negali laimėti prieš Rusiją. Niekada, absoliutiškai nuo pat pradžių savo nuomonės niekada nekeičiau, nebent tik tai ateitų vakarai su savo karinė technika ir savo kariais, bet to nėra ir mes matom, kad to tikrai neįvyks. Taip pat Zelenskiui pasakyta, kad jokių šansų jam į NATO. Pats Trumpas pasakė. Na va, ir šitai vietai galima būtų dėti tašką, bet vis dėlto reikia pakalbėti, o tai kaip čia dabar bus toliau, o tai kaip čia dabar, o tai kaip mes čia dabar gyvensim. Va taip ir gyvensim. Tie, kurie prisišnekėję, prisidirbė yra, sėdės baimėje, nes neužilgo mes sužinosim, kurioj barikadų pusėje kam atiteks Lietuva. Vis dėlto dėrybos vyksta ir visose dėrybose, didžiosiose dėrybose Lietuva netgi nėra kviečiama nei į Britaniją, nei į Prancūziją ir to labiau į Ameriką, ne? Nu, su JAV ir Rusijos susitikimuose, ne? Saudo Arabijai, kurie vyko. Ir kitose susitikimuose Lietuva nėra kviečiama. Tai Lietuva niekur nėra kviečiama. Ir čia dabar rašo, kad Trumpas pasakė, kad jis pasižadėjo įsipareigojimus vykdyti Pabaltijui Lenkijoje. Jis sakė Pabaltijui Lenkijoje, bet neminėjo nei Lietuvos, nei Latvijos, nei Estijos. Tai čia dar mes ateityje pamatysim visus tuos dalykus ir labiausiai yra man gaila va tų aklų, fanatinių, tų tikėtojų, kurie dabar pasimetė ir nebežinom, kuo tikėti. Tai ir yra baisiausias dalykas, kai yra prigaminama tų tokių, tai yra, sakau, pagrindinis resursas, kvailiai, kada žmonės yra nukvailinami per žiniasklaidos priemonės, jiems ištisus metus meluoja, jiems yra įteigiama, kad Ukraina laimi, toj laimės Ukraina, toj Rusija, toj žlugs, čia va dar vieną įves sankcijų paketą, čia toj žlugs, o jau nieko nebeturi, iš skalbimo mašinų detalės įma, ten tokius va klėdėsius varo ir maitina to žvargštus, apgautus žmogelius, o šitie dabar stovi, jau registruojasi į eilės pas psichiatrus, pas psichologus. Aš apie tą taip pat visada akcentavau ir kalbėjau. Šiandien mes turim tą momentą. Aišku, čia dar nėra pikas, čia dar nėra baisiausia. Ir šiandien mes, aišku, pasižiūrė į tos žurnalistus, visokias miliūtės, nusivylimai. Tai rodo irgi tą supratimo, suvokimo lygmenį. Aišku, miliūtė yra patogu, buvo patogu, tai yra, kada buvo remiama per tapinus, per visas Sorošo fondus, baisulingus pinigus gaudavo už absoliutiškai kvailo turinio kūrimą, pripažinkim, tokio purvo pilimo turinio kūrimą, kur pildavo purvą ir kiršindavo ir apie mane darydavo tą turinį. Ir dabar, reiks atsakyti, niekur nedingsi ir jie su baime dabar sėdi, galvoja, o čia kaip čia dabar bus, oi, čia taip ir taip. Pas Jasiukevičių užėjus į komentarus, kaip ten tik Trumpas nėra išvadintas gaidžių. Ten baisu, aš nenoriu ten skaitinėti, galėčiau paskaityti tos komentarus, bet ten žemas lygis, ten yra pasimetimas, ten yra chaosas. Tai rodo šitų žmonių suvokimo lygį. Tas pats pasimetimas yra tarp visų žurnalistų. Todėl aš manau tikrai, kad Lietuvai būtų labai geras dalykas įvesti tą įstatymą, užsienio agentų įstatymą. Tie žurnalistai, žiniasklaidos priemonės, kurios yra finansuojamos iš užsienio, nesvarbu iš kokios šalies, turėtų būti prirašyta prierašas prie bet kokio reportažo, kad šitas žurnalistas yra finansuojamas iš užsienio, tarkim, iš Amerikos, ar iš Anglijos, ar iš Prancūzijos, žinoma, ir iš Rusijos, ir iš Baltarusijos. Turėtų būti, kas tik finansuoja, turėtų būti prierašas. Turėtų jie būti vadinami užsienio agentais. Tai būtų labai faina atpažinti žmonėm, kas už kieno pinigus loja ir viskas. Tai sakys, tai tu turėtum užsirašyti Rusiją. Mėlėjai, būkit ramus, nesu paėmęs nei vienos kapeikos, nei baltarusiškos kapeikos, nei rusiškos kapeikos, nei kitomis valiutomis iš Baltarusijos, Rusijos ar kitų šalių. Nesu gyvenime paėmęs, o jeigu ir būčiau paėmęs, tai tikrai tai būtų susekusios mūsų saugumo tarnybos. Aš net nebejoju, kad mūsų saugumo tarnybos dirba labai gerai ir čia būtų mano didžiausia turbūt gyvenime padaryta kvailystė, jeigu būčiau paėmęs kokį rublį ar dar kažką ir, kaip sakant, pasilaidočiau save. Taigi niekada gyvenime nesuteiksiu tokios progos ir tokio malonumo ir esu ramus, aš esu sąžiningas ir šitai vietai šito įstatymo tikrai nebijau.
bet šitą įstatymą labiausiai bijo tėvo, tokias Miliūtės, Ramanauskai, Tapinai ir visa kita, kurie yra maitinami, šeriami iš tų visokių fondų. Taigi būtų labai faina, kad Lietuvoje priimtų įstatymą ir tada sustotų tas žmonių kvailinimas. Būtų, žmonės aišku būtų, kieno užsakyta informacija jie klauso. O dabar žmonės nesupranta, jie žiūri, jie galvoja, kad čia kažkokie sąžiningi politikai, tie žurnalistai kalba, tame tarpe ir politikai. Taip. Būtų labai iš tikrųjų faina, nuo to reikėtų pradėti Lietuvoje, jeigu mes norim Lietuvoje įsivesti tą tokią tvarką, kad žmonės suprastų, kur yra tiesa, kur yra melas. Nes dabar yra be galo daug informacijos ir žmonės yra pasimetę tą informaciją. Tarkim, sėdi Janutienė irgi kalba prieš Landsbergius, bet ragina remti Ukrainą ir varo tą pačią rusofobiją. Tai kyla labai daug klausimų, tai kam jinai dirba? Tai jinai dirba tai pačiai sistemai, tik jinai nori prie tos sistemos papulti vietoj Landsbergių, kad užimti vietą ir šiltai gyventi. Todėl jinai ir kiša visokius skvertelius žemaitaičius pas save. Jai nesvarbu, kad Slava Ukrainė, visa kita, jinai varo tą patį naratyvą, kas yra buvo užduodamas Baideno, vadinkim, tos administracijos. Jinai varė absoliutiškai tą patį naratyvą, tą pačią rusofobiją, kviesdams Butkevičius, Skvernelius, Žemaitaičius ir taip toliau. Tai šita yra ta pati kryptis. Tik jie nori patraukti Landsbergius nuo lovių ir jie ateiti tą vietą užimti ir varyti tą patį, ką Landsbergiai. Tas ir atsitiko. Kas pasikeitė, ateis Skvernelį. Slava Ukrainė, remsim Ukrainą iki galo, taškysim jūsų pinigus. Tai žmonės nesusigaudo, žmonės nesupranta visiškai. Nesupranta. Tai yra be galo sunku yra pramušti tą informacinį burbulą ir žinoma su nedideliu žiūrovų kiekiu, nes šitą informaciją, kurią aš kalbu, šitą informaciją suprasti reikalingos smegenys, reikalingas analitinis mąstymas. Šiek tiek bent jau reikia pamastyti, pagalvoti ir atrodo jau taip kalbu, sukramtau viską ir paduodu, bet ir tai žmonės nesupranta. Ir tai rodo, kad visuomenė yra nubukinta ir tai yra baisi situacija. Baisi situacija, kad visuomenė yra antiek nubukinta ir visuomenė nesupranta. Taip kaip ir dariau vaizdo įrašą dėl Marijo Jonaičio, kuris ten sakė, kad niekada nedarys mokamo turinio ir čia mane kritikavo, kad mes ten padarom Patreonę už mokamą turinį, aštresnį turinį ir kritikavo ir pats padarė narystės mokestį, kur ateini, susimokė narystę ir tiem nariam paleidžia anksčiau vaizdo įrašą. Ir šitoj vietoj prigavus Marijų Jonaitį, kada jis meluoja, jis sakė, kad niekad nedarys mokamų turinio, jis pradėjo aiškinti, kad tai nėra mokamas turinys, nes jis negalėjo paleisti, nes jis buvo laidotuvėse. Tai taip pat parodo, kad žmogus savo žiūrovus laiko visiškais idiotais ir man yra gaila, kad šitie žmonės nesupranta. Tai jeigu tu buvai laidotuvės, tai kodėl reikia padaryti mokamą turinį? Nesuprantama, prie ko čia laidotuvės? Ir bando tokį pagauti momentą, kad tai labai kažkas svarbaus mirė ir todėl tik tai susimokėję žmonės galėjo pažiūrėti šitą turinį, kol jis buvo laidotuvėse. Ir tik tai grįžęs iš laidotuvių 6 valandą jis padarė nemokamą. Tokie totalūs klėdesiai. Žmogus klėdė. Ir gali būti, kad pats klėdė, iš vidaus eina tie klėdesiai, bet gali būti, kad tiesiog manipuliuoja tais silpnapročiai žiūrovais, kurie nesupranta, kad jie tiesiog žmogus pinikaujasi. Žmogus padarė narystės, praeitam video galite pasižiūrėti, padarė narystės nuo 3 eurų iki 99 iki 100 eurų tapus nariais, jiem paleidžiamas vaizdo įrašas anksčiau, o tiem, kurie nenori mokėti, jie pasižiūri vėliau. Yra logika, viskas yra antiek paprasta. Žmogus nori papildomai uždirbti pinigų iš savo kūrimo turinio. Ir aš nematau čia nieko tame blogo, bet nereikia apmetinėti, persigalvojau, prieš tai galvojau, niekad nedarysiu, norėdamas man įkąsti, ne aš čia blogas, aš darau turinį ir kartais už jį reikia susimokėti. Ir šitoje vietoje parodoma, kad yra tiesiog negerbiamas žiūrovas, tiesiog yra kvailių laikomas žiūrovas. Ir šitoje vietoje aš matau, ten tie žiūrovai kiti nesupranta. Jie nesupranta, jis parašė, kad jis buvo laidotuvėse ir todėl reikėjo šitą turinį apmokestinti. Ir klausimas, prie ko tos laidotuvės? Tai mes turim tokią situaciją su tais skleidėjais informacijos ir yra žmonėm be galo sunku susigaudyti, kur iš tikro yra tiesa, kur yra melas. Taigi, prie vaizdo įrašo, jeigu atsirastų užrašas, iš ko jis finansuojamas,
tai turėtų būti privaloma, tarkim, rašyti įstatymiškai privestų, tai labai daug iš tikrųjų išlystų labai daug purvo ir tų vadinamų tikrųjų penktakolonininkų, kurie realiai plauna smegenį žmonėm ir už tai gauna pinigus. Tai va, būtų labai faina iš tikrųjų. Labai aš už ir aš buvau Eduardui Vaitkui mestelėjęs būtent tą įstatymą, kad reikėtų, jis ir prieš prezidento rinkimus ir toliau naudojo tą mintį mano, kad būtina įvesti agentų įstatymą, kuris yra ir Amerikoje, ir Rusijoje, ir kitose šalyse, ir Gruzija nori įsivesti, bet pirmoji liktai Amerika įsivedė. Tai va, tai daugelis galvoja, kad čia rusai sugalvoja. Ne, tiesiog apsiginti savo informacinę erdvę, žiniasklaidos tą erdvę, žmonės tiesiog, aš manau, turi žinoti, kieno finansuojamas šitas turinys. Tarkim, kaip mano paties turinys yra tik tai dalinai finansuojamas, tarkim, pačių žiūrovų, kurie ten palaiko, kars nuo karto paremia, tai ir prašytume, tai yra žmonių finansuojamas, žiūrovų finansuojamas, o dalinai, ne, galima būtų įrašyti. Tai būtų labai faina, iš tikrųjų viskas išaiškėtų, kas kam dirba ir kokiom struktūrom ir taip toliau. Čia būtų be galo faina, bet šitoj vietoje aš matau, kad čia pakol kas prie baidininės dar tos administracijos to padaryti neįmanoma, nes realiai tai 90 keli procentai žiniasklaidos yra finansuojama būtent iš tų saidų visų tų sorošinių fondų, kurios apkarpė Bidenas. Tai va, dabar irgi taip pat pasimetimas ir pamišimas yra tarp tų propagandistų, tų tikrųjų, kurie veikia prieš Lietuvą, antilietuvių, tai antivalstybininkų pasimetimas yra. Bet šiaip laikai yra įdomus ir aš manau, kad mes ateityje neišvengsim šito įstatymo, nes aš galvoju, kad keisis geopolitinė situacija ne tik pasaulyje, bet ir Lietuvoje. Ir mes galų gale subręsim tokiam dalykui, jeigu mes norim apsiginti savo informacinę erdvę ir žinoti, kas ką kalba. Taigi, mėlyjei, patys tenkitės pasitikrinti labiau informacijos, patys pasidomėti, netikėkite aklai, kas ką kalba ir tauzija. Patys žiūrėkit ir analizuokit. Ar kas nors rašo iš lietuvių kalbės žiniasklaidos priemonės, kad Zelenskis pastebėtas ne kartą neadekvačiai besielgiantis, galbūt nuo narkotikų poveikio? Suraskit. Jūs nerasit, nes jis yra dangstomas tų žiniasklaidos priemonių. Tai yra ta pati kontora, tai yra Zelenskio finansuotojai, ta pati kontora valdo tas žiniasklaidos priemonės. Taigi, aš kalbu, kas dar kalba? Kas dar? Janutė nekalba, kad Zelenskis narkomanas? Ne. Gorienė kalba? Ne. Gorienė kviečiasi Tutkus, jinai kviečiasi Puteikius, daro laidas, kaip persekioti, neutralizuoti vatnikus. Tai yra ta pati, ta pačia rusofobija varo ir jie toks pat tikslas, tie Gorienės visų Tutkų prisimelavusių, pijokų pagautų nekartą už vairo girtų. Tai yra klėdesiai tiesiog ir jie varo tą patį naratyvą ir jie tiesiog nori užimti Landsbergių vietą. Klevečka. Ne, darydavo laidas. Oi, slava Ukrainė, taigi remia Ukrainą, buvo Ukrainos vėliavas susidėję su tų pačiu Furmanavičium, darė laidas, ką jau pamiršot. Nieko negalima pamiršti. Būtent tai ir yra, kada žmonės jau pamato, Furmanavičius, jis nėra kvailas, ne iš pačių kvailiausių. Dabar jis jau, čia jau ne, aš jau nebeslava Ukrainė, ne? Tokie persidažėliai, tai apie juos teks ateityje nemažai kalbėti ir rodyti, kokie jie buvo prieš tai, kokie jie yra dabar ir kaip jie keičia kepurėlės ir kad su tokiais reikia labai labai atsargiai, ypač tie, kurie garbina, tarkim, Hitlerį, po to jie garbina Staliną, po to Marksą kaip Jonaitis. Tokie labai jie yra pavojingi, kada nuo vieno šoka prie kito, nuo vieno tokio radikalumo prie kito. Tai šitoj vietoje reikia visus rodyti ir kai tu pradedi rodyti, automatiškai pasidarai daugelį žmonių blogas, nes tie žmonės jais patikėjo ir aklai patikėjo, netgi, sakykime, galim pavartoti tą žodį įsimylėję. Ir todėl žmogui yra labai sunku pakeisti mąstyseną, nes tu ateini į jo galvą, įsiverži į jo galvą ir sugriauni visą jo iliuziją, visą jo tikėjimą. Ir tu tampi blogas, nes tu griauni. Jie nenori matyti logikos, jie nenori matyti faktų. Jie tiesiog pradeda pykti ir sako, tu pili purvą ant visų, tau visi blogi. Ne.
Ne, man nėra visi blogi, bet aš esu atsakingas žmogus, aš matau, kad žmonės nori eiti į valdžią, jie nori užimti valdžią, jie nori valdyti mano Lietuvą, jie nori priiminėti statymus ir aš pilietiškas žmogus, aš domiuosi ir jums parodau, o daugelis pyksta ant to, kad parodau, nes jie yra susiformavę kitokias nuomonės, jie per Janutienės, per Jonaičius, per visokias Gurienės, per Klivečkas, jie visokiem Vėgėlėm tiki ir taip toliau. Nu, Vėgėlė visai nesenai neblogai užjudėjo, jis jau pamatė, kad Trumpą juodina Juknevičienės, visą kitą jis kreipėsi VSD, sako, žiūrėkit, kaip juodina mūsų pagrindinį strateginį partnerį, tai yra negerai. Na va, Vėgėlė, kaip sakant, jau už Trumpas Vėgėlės draugas, bet šitą vietą yra smagu žiūrėti, kada jie patys vieni kitus ten pjauna iš tikrųjų, nei tas Vėgėlė ten kažkoks labai geras. Ir aišku, ką jau kalbėti apie kažkokią Juknevičienę, bet tegul jie viens kitą pajudina, dabar užduos VSD darbą, kad jie turės įvertinti, tos visos Juknevičienės pasisakymus prieš Trumpą, kuri ragino netgi nuversti Trumpą ir taip toliau, pasižiūrėsim. Irgi čia įvaryta į kampą bus ir VSD šitai vietai. Tai tas radikalumas, pasidavimas į vieną pusę ir atsisakymas to objektyvumo, po to priveda prie labai labai liūdnų pasiekmių, ką mes šiandien ir turim, ir stebim. Tai va, mėlyjei. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad dalinatės, ačiū, kad prenumeruojat šitą kanalą, prašau visų prenumeruoti apačioj, užsiprenumeravimą, matysit, gausit pranešimus apie naujausius mano vaizdo įrašus. Ir žinoma, ačiū tiem, kurie palaikot mūsų veiklą. Norėčiau paprašyti pravesti 1,2%, kurie jums nekainuoja, apačioj taip pat yra aprašymas, kaip tai padaryti. Užėję, paspaudžiat ir užtruksit keletą minučių ir pravesit savo 1,2%. Tie, kurie norit paremti mane asmeniškai, galite ir asmeniškai, taip pat paspaudę apačioj, pamatysit visus įmanomus būdus. Taigi, šiam kartui tiek, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad dalinatės, ačiū, kad esat ir iki kitų kartų.